Labas rytas, bent pas mane rytas, pas jūs nežinau kaip bus. Važiavau pažiūrėti karosų. Tik šilimais pradėjau gaudyti. Dar tik girdėjau, tik užmetė kaip klausiau, tada buvot neseniai atvažiavę. Pravažiavau nuo pusėj ir ruošėsi. Tai va ir aš ruošiuosi. O kaip čia seksis man, pažiūrėsit. Einam, sumaišysim jau pačių kokių. Traperių nieko marcipanų neturiu, bet per ką nors sugalvosiu. Turiu braškinių kažkokio saldaus te. Gavau biskį dovanų tokio jauko, tai to įsimaišysiu, dar turiu biskį maišytų. Tai va, einam žiūrėsim, užsimesim žiūrėsim, kas čia gausis. Jau ką, tai va šitą maišysiu. Ir koksai. Gavau dovanų tokio žmogėlių. Turiu dar likučių. Va. Visokių braškėm ir tų vadinamų saldaus marcipanų. Įpėlisiu. Dabar čia. Šitą marklai reikės. Bet turėtų toks kaip karosam gerai gautis. Turiu melasus, bet nepėlisiu. Tai va. Viską sumaišysime. Kartą šitą įpėlisiu dabar. Jis tai man daugiau tokiom slyvom atiduoda, kad būna tas. Užkreipimsim, pareikia, dabar čia kvėpia. Nedidelį. Na, čia jau užteks. Tai dar kipsi, nekipsi, tai dar nežinia. Prasukam biskį. Aš nuo kvapas nieko. Sudėliu iškart šitą. Šitai irgi maišės su kažkuo, bet bus gerai čia karosam. Šįmet kažkaip iš vis tie karosai nelabai kas pagauna. Gerai, tegul brinksta. Eisiu neštis tada. Daiktus susitiksim prie vandenukų. Vanduo biskį pakėlės. Ir kažkaip, kad reik. Ais, paskui kokiu akmenučiu pasinešiu. Turiu zikų ir sliekų. Tai ir užteks man. Gal biskį pasiliksiu. Dėsim kaip tai. Gaudysiu trimiškerėjimą. Vanduo tai gal gana aukštokas. Galiu pasakyti. Kita čia kuris, nežinau.
Ką mėgysim juos pirmą miškerėlę. Na, dabar dzikų uždedu, kol viską susirūšė, tai pabus. Kabliukas 10 numerių. Pavadėlės tai kokia 50 cm kokia. Dedu 3 kelias dubalkus į naraudą. Šį vyklą užsidėjęs 80, tai ir paliksiu. Mažu nenuplėš. Na va, vieną turim, susiruošim tuoj kitą. Rytas gražus. Tai pavadėlis ir toksai pasilikis, tai paliksiu viską. Paliuką reikia pasitaisyti. Čia va šitą rytį ir gavęs dovanų. Šmėgysimės ją, jau apterliuojas. Čia šėryklos 50 gramų dėta. Kemšė šiepsės sukimą rytais. Aš manau, kad padarom 40 žinoma. Iš pradžiai. Nu va, tai 40 per dieną, tai paskaičiuoju, bus gerai. Mėginu užsimest ir šitą. Šitą tai biskį, tokį taškutį darysiu, pajaukysiu daugiau. Bet dar raisiu dar vieną atsimečiu. Ir dabar užkrausiu dzikų negaliu. Dėkutį dar uždėsiu su dziku. Tiek sliekas biskį krūtais, tai geriau. Jau pernai tai balandžio 21 gaudžiau, tai kibų karusai gan neblogai. Šiemet dar nieko visai. Žinau, net dar kur į Nemuną nulėksiu.
Pažiūrėsiu, jei čia nekirps. Na va, eisiu dar kitą meškę atsinešiu, susimetam. Pagal šį trečią meškę reikia. Čia toks vaizdas, kad nėra čia tų karosų. Šitą visai netoli meškę. Tai viena. Ar tegu čia bus? Eisiu kokiu akmenų čia pasimešiu. Eisiu atsinešiu rankšluosčius, viską susitvarkysiu. Perdedu žūklėje. Pusė 7. Šiandien labai ankstyvas. Jungiu. Ore, tai šilta dabar. Eisiu pasirinksiu akmenų, nusimesiu bliuskėje. Tai biskį bus smagiau gal vaikščiaut. Saulės kol nėra tada smagu. Tai va. Ir lauksim kokių žuvelys. Ne karosų, bet kokios nori žuvies. Pusvalandis prie jų nei jokių ėmimų nebuvo. Nieko gero nežada. Ir negirdėt, kad kaimynai pagautų. Reiks maut kitur kiba. Tai žiūrėsiu, palauksiu dar biskį. Neužilgo 8 valandą. Karosų nėra, iš žuvų nėra. Pagau vieną pūžliuką per pirštą. Kaimynai irgi nieko gero nepagavo. Aš galvoju, kad reikia lėkti kažkur kitur. Tai kažkaip tyko. Tai va, tai gal susitiksim prie kitos vietos. Eisiu rinktis po biskį, iškirytės ir lėksiu kitur. Nu va, čia jau kitą vietą atėjau. Savo susinešiau viską. Pirmą meškerį mėgysiu užsimest. Paskui ilgesnį pavadėlį. Jis čia biskį sėdėda nepatogiai, bet tiek to. Trumpas pavadėlis visą. Dar reikės atsikį iki mašinos. Biskį liesime. Kas čia da? Apsisukė, kas čia buvo? Bet tai kas su tais karosais darosi, kur tie karosai dėmė? Būčiau galėjęs iškart čia važiuoti. Pažiūrėti gerai bus. Ta dumblą kojos lenda. O šitas gerai vadinai šakų pasidėti. Šitam gal bus viskas gerai. Tada aš atsinešiau. Va, viską susinebaigiu. Ir einu toliau vaiktų ruoštis. Prieš tą mokritėlį jau pametęs. O, jau kažką turiu. Kol atsinešiau greiptą. Kaip žiaubriukas bus skiauda. Dabar jau kinimą dariau. Vienu žodžiu. Ir greiptą atsinešiau.
Ir šapalas praryjęs. Va. Dės ilgesnį pavadėlį atsinešiau. O jau čia sėdi, va. Šitą įdomių skimba. Tai mečiau 5 šėryklėlės jauko. Dabar sudėsiu pavadėlį ilgesnį. Va, ir mesėm. Turiu dzikų ir matiliukų. Ir slieku, aišku, turiu dar, bet nežinau, pirmą galą matiliukų mėgysiu. Tai, kur čia? Va, tai 70 cm gal užteks šit tokių ilgių. Šitą reikia pirmą prisidėti, kad nepamėščiau pavadėlį. Pavadėlim, tai čia tokius naudoju. Uždėję tokie metaliniai yra. Gumeliai čia tokie yra, jeigu matyt. Žemyn taip pasmauki, uždėdi ir... Na va, sumečiau 5 šėryklėlės. Jau ką tą, kur karusam dariausi, palikau raudoną. Dabar ilgesnį pavadėlį įsidėjau. Kokia 80 ir mėgysiu uždėti. Gal porą matiliukų, kelis matiliukus ir... O jau, man tik juos labai užmaud nepatenka. Bet stambus matilis tai gal gerai bus. Ir mėgysim lauk, mažu kokia žuvėdžia užkips. Tai nieko, skau vieną pužliuką pagavau. Gerai ant matilių uždėjau. Daug neturiu tų matilios, bet užteks, aš manau, turiu dzikų dar. Gal pasmulkysiu dar biskį dzikų. Ir čerpių neatsinešiau. Kitus šalkrepšį laikau, kad ilgiau aš juos išlaikyčiau normalius. Ir baltą dzikėlį uždėsiu. O. Toksai bus. Matau, ten pusė biskį toliau, ten, kaip jeigu matytų per ranką, tai ir žvejūja. Tai va, laukiam ėmimų. Pasmulkinu kelis dzikelius, daug neįsidėjau, tai šėryklėlę iš karto įdėsiu. Tas jaukas tai tikrai gerai dabar kvėpia, net saldžiai, taip skaniai. Bet ar žuvį sureaguos, jeigu jau čia plauksia mažų suks, pas mane į svečius. O, pasismulkinau biskį čia. Tokie makaliniai. Nu, kaip greit susirišu, viską be 5-9 dabar. Kas tyli? Pavargau, palakščiau neblogai iš čia. Pasportavau iš rytų šiandien. Anksti atsikėliau, bet be naudos. Ką čia nieko gero, tai važiuosiu žemynai, manau. Dabar apie kriukus mažu. Užplaukščiu, apie jurbarką pažiūrėti. Tokį pamastymą atpulkas. Vienu žodžiu, matelis uždėjo, tai nemačiau, kaip būt. Straukiu tuščias kabliukas, dėsiu dabar dzikų. Ko reikia pažiūrėti ir ištraukiu, nieko nelikė. 3 dzikelius, vieną raudoną, 2 baltus uždėjau.
Kap čia buvo, kap čia pražiopsojau. Eisiu kokiais apsiausiu šortais, gal skėtį reiks atsinešti. Bet kažkaip tvanku čia nemažai palyta tam krašte. Jau čia per tuos miškus važiuoti, čia galas eit. O, iškart koks patempimas buvo, o. Ir turiu ant zikučių kažką, smagu, tik užmečiau. Vieš šapalas. Koks čia šapalas, šapaliukas. To nemažai ryjas. O, sėjimai. Kukurūzų neturiu. Čia būčiau dėjęs kokį kukurūzą dar. Vėl uždėsime atsikėlių. Dabar 4 uždėsiu. 2 tokius, 2 raudonus, uždėjau. Reiškia, žuvelių yra čia. Būtų smagu kokį karšiuką pagauti. Čia 70 gramų šėryklą netoli metu, bet dar kartais pravelka ją. Gal lauksim kitoj minkų. Vėl kas tai kibinų. Pavadėlį norėjau susisukti. Tai žiūrėk, viskas. Aišku, nekaršės. Traukiu pažiūrėsiu, nieko nėra. Bet smagu, įsikrutinu. O, 2 dzikus nuvalgy. Ir 2 palieku. Darbo veiksmas vyksta, o čia visas procesas. Kažkaip tik mečiau iškart tampavau svailis, bet neremta žuvis. Padaužiai, jungiau kamerą, pasibaigė įnumas. Pasidariau kavą, atsineščiau dar kitą maškerę. Dar reik pirmą tą gal pasižiūrėti, ar nenugraužta. Nematėliai uzikai. Nu, dar išsiskleisiu. Tą biskį toliau mėgysiu paleisti. Šėrykla 80 gramų uždėta. O gal šitą užsimesiu ir aną pasižiūrėsim šėryklę. Nesupratau, bajeriu. Čia bus gerai. Kažkaip tai stebuklingai pavadėlį pamečiau. Atsikabinulė. Dabar tik atsijungiau viską. Tai kad aš čia turiu jų. Koks. O čia visai trumpukas. Visai trumpas. Čia ir neilgas. Gerai bus neilgas.
Bet tai kaip čia tai buvo? Čia ta gumelė, matyt, neusmaukta iki galo. O, dabar tai gerai uždėjau. Tai nersim zykų. Ai, dėsiu, kokiu papuola, čia va raudonį balti, tik tai yra. Kabliukas ne kažką, dziko neperduriu. Čia jau šortas, bet vis tiek šiltas. Jau išdėjau tokį. Dabar rūpė namie šitą persimės. Na va, traukiau šitą, pasižiūrėsiu, kas valgyta, nevalgyta, maždaug nieko nėra. Kažkas yra. Tai tik va, kas likė. Matyt, kokio mailios pilna. Nesugraibau tų dzikų dabar. Bet čia atinešiau daugiau jų biskį, tai tokie suprakaitavę. Tokį didesnį dabar uždėjau bukavą geršį, tegul būna didesnis masaliukas. Na va, pasimėgausim kavytę dabar. Jos galbūt iš karto kibimas bus, kai pirmai buvau. Kol kas ne. Biskį lyg toks vėjėlis atsiranda, tai net gaiviau. Taip tai iš vis tvanku. Pasibaigė įnumą, jau niks net nebaksniuoja. Mėginsiu užsidėti kavą išgėręs. Mateliuką pažiūrėsiu. Tai jau va kokių žinius. Prastai. Kaip su tais karvusais susipas, mažuitė visi išgaišė. Keista man šiemet. Jau vanduo tai tikrai nešaltas. Lyg tai žolėse lyg kažkas pliūkštelna, gal dar nerišė, bet tai karvusais ir per nerštą kepdavau. Nu, pasimėgausiu šiandien čia dabar. Jau. Su karvusais pasimėgavau, čia dar nors pajudina. Mažu ką vis tiek sulaukia. Ėmimą turiu. Ten tos, kur toliau užmečiau. Kažkokią žaukę turiu. Kuo jokį. Dabar galvau dėt kažį, į sietką nedėt. Gal kad paleidžiu dabar dar. Ant zikėlių paėmė. Kad dėl tokios žuvelės neapsimoka šlapyti sietką. Baltus dedu ir raudoną vieną. Uždėjau. Čia vėl uždėjau mateliukus, mačiau, timteliu, tai jau gal bus nutraukti. Irgi persimesiu tą meškyvytę.
kažkur užsikabinę. Į kriauklyną. Va, kriauklę išlupau. Kabliukas kaip gražiai ėjęs. Jo, mateliukų tai nelėkė jau. Dar uždėsiu matelių. Tykutį. Bet kol kabliukas aštrus, tada nieko, tai jūs dar stambus mateliukas tai dar uždėdė. O paskui tai tik sultys išbėga iš jų. Kiek čia du šapaliukus pagavau ir kojukė jau. Gal koks pusvalandis laikų, nu gal biskį daugiau parėjau kaip žvejauju. Tada čia kažkas bent jau pajudino. Aš dėsiu dar vieną dziką, tai bus gerai. Opa. Man įdomu, tėtas žmogelis, kažką pagavo nieko. Argi tiek pagauna, kiek aš. Все. Einu. Kažkokia kibakarčiukas bus. Pavadėlį norėjau pasikeist. Jo, karšys. Nedidelis. Ale daužausi. Nu, nesidaužy. Ne tai ranka pasiim. Tai va dabar galėsiu susišlapinti. Va. Nedidelis apie kilogramų, bet vis tiek liuks. Na, kažkaip šitaip.
Baterija baigėsi krauti, štai gerai stabdau. Tada neduoda išjungti. Tai gal man sustabdyti dabar lieka. Nu kažką tai išjungi dabar viską. Viską susitvarkėjau dabar. Čia tą bateriją uždėjau. Tuščias kablys. Kol tvarkiausi. Jau, tai gal biskį dzikų pakarpyti mūsų datės užskačiukas. Dabar dar užmetu. 3 dzikerius uždėsiu. Jie neatsimenu, kiek aš tie buvau apdėjęs. Jokio skirtumo, dabar į vidurį raudoną palikau dziką. tą pavadėlį pamečiau pirmai per tą karštį, nerandu, dar reiks pasiieškot. O, maža dar kitą kokį karčiuką lauksim, būt smagu, kol kas. Kokią žuvį traukiam, aišku nedidelė, bet vis tiek smagu, ką mes čia turim. Tas, tai šapaliukas. Tik matyk, baigia išlyst. O tai kur karšiai? Tai šupis. Tas vienas papuolė ten netyčiukas matyt. Uždėtų matilių, tai nematau, kaip juos nuporina nuo kablių uždarengia. Tai dedu dzikus jau. A dabar vėjukas jau pabučiai, tai tikrai smagu, nėra tau saulės tokios aštrius. Visai nieko ir pasėdėjai, tada paklibina. Žolių biskį neša, bet ne kažką. Tai tepus. Lyg tai jau kokia mažytė žuvolėkė traukiu. Bet va, čia dar nors judesių yra. Ką mes čia turim? O, plakis. O ką? Apa, apa. Prapužiai įsikabinės. Dabar reikia tą neatsinešti. Kabliukų išėmėjau, tai čia ne kažką. Nu taip gerai įsikabinės, kad į kalą kokį. O, taip netepėt greičiau. Nusiplausim ranką. Va, spalvos tų dzikų buvo pridėjęs. Kažkaip geltonas vienas pasitaikė, dabar jau ne tik balti likę ir raudoni. Kažkaip dabar apsuoja ir daužyti visai. Čia ar čia dabar iš vis nekimba, kur tą karšį pagavau. Ramybė. Tai žmogelis dar čia irgi gaudo, nematau jis ką pagauna.
Sėdi gal visi kažką pagauna. Ką? Toliau lauksim. Blecha, šikna gaunasi. Nekimba, kartais temtel nutepsti drūčia viskas. Kaip tą karšį pagavau, tai tik daplakį pagavau, matau, dar pujukė. Bet šiaip tai viskas pasivaigė tuo. Sako, patvažiuoti kažkaip tai tokių patempimų buvo daug. Dabar tai šiukšlių varo nemažai. Reikia plaukia. Kažkėdau šiukšlės. Tai va. Kažkaip tai man šiemet visai prastai. Eiminukas. Kažkokia gal nedidukė žuvukė. Bet kimba dabar tai kur toliau metu. Na. Lakis vėl atėjo. Labai retėjimą jau. Ir mygas pradėjo imt. Natik. O krepšininkas. Šiandien užsiprašėm Sibirė. Žinius tai ne kažką. Tai yra žvogėlis, kur gado ir ne kažką jis sėdis. Permeta laikas nuo laikų. Matyt, tie šiukšliai susikabina kokius. Tris zikelius. Du balti, vienas raudonas. Vat, karusinis jaukas, kur suajęs. Pabaigsiu jauką ir varysiu. Na jau tikrai nesimaišysiu. O pasimėgauju savo. Ir smagu. Einimas. Smagu, kažką turiu. Tik ne karštis, man atrodo. Ba nedangsi. Karštis. Jau galvoju, kad nepagausiu daugiau šiandien. Bet nedidelis. Kaip pasiekas. Atsisukau, tai išmečiau. Taip už galvą pakeis nedidukas, bet vis tiek karšiukas. Į skaičių. Tai va tas grepštas nelabai čia man padeda. Toliau visi atdžiūsta savo. Ant kitos ėmimas. Aš čia pabudu. Aš čia nedidelį žuvelį. Pamės čia žiobriukas. Žiobriukas toks apdėlės visas. Apdėlės.
Keisiu tuos dikelius. Čia prieš galą dar biskį atsigavo, taškas. Kas tai dar biskį galiu pasimaišyti, o jau pažiūrėsiu, kaip čia bus. Kada karšiuką pagaudžiu, tai jau. Gaila, kad labai šitas dar mažesnis kainas. O, čia yra atsikabinų. Tai va. Kokį partizaną išėmiau. O, čia kaip reikia. Ešerys. O, jie. Kaip reikia žuviną pagavau. Ėmimas buvo. Tik paėmiau telefoną į ranką, o žiūro kažkas duoda. Ne, didelė žuvelė. Tokie sarvas, žiūrėjau, pakimbo. Labai šapaliukai tie mažiukai jau šiandieną. Paliksiu tuos pačius atlikėlius. Tik spėjau užmest. Ir jau. Kažkaip jau gal ir pasižiūrėjau. Visiškai dabar nekimba kol kas. Galvoju, kad reiks neužilgo varyt namo. Aisiu gal atsigėrsiu, va jau baigė gėrimas čia. Ištrauksim žuvį, pažiūrėsim. Kiek paragaučiau, bekeičiant vietą šiandien. Tada noriu, kad sėtka pradžiūtų, kad tam nesmerdėtų. Ir pats vyniausiu. Tokie pamąstymai. Ait atsiger dabar reik pirmiausia. Ką dar persim tos bitės meškinytės. Ir eisim ištrauksim žuvį. O. Viskas likė, kaip ir buvo. Dar dėsiu baltą atsikutį dar. Čia du išdėjęs. Labai matyt baltą ar raudoną. Visai jo, tas žmogelis irgi ten susiruošė išėjau. Išteks pasidžiaugiau smagiai. Ruošė gal lietaus bus neužilgo. Čia nemažai buvo paliję, taip. Balus. Dėl šio jau kaip važiavau. Tai va kokių žinios. Einam ištrauksim žuvytę. Pultą, kur įsidėti. O, kibimas. Dar vieną žuvį. Žiūrėjau. Ką mes čia turim? Dar visai nemaža kuoja. Da. Pasipažinti kuoja.
Yra tie porą karšiukų, tasai neblogi. Nežinau, kas vis karšiukas, bet karšiukas tai viens važiuos namučių. Šitą gal reiktų paimti, kad čia mėgysim vytinmės jį. Va. Op, kur dantis. Va. Kitas mažesnis jau mes jį paleisim. Nedidukas. Tegul auga. Ir čia visą tą smulkmę, va. Ir čia. Tiesiog dar į tuos smulkmės pasigaudžiai. Tai va pradžios biskis sietka. Į tą laiką gal čia viską susinešius tvarkysiu. Aš čia negreičiau rankom būčiau išmėtęs. Tai gražiai po ilgiem galą paėmė. Tada 3-4 šapaliukus žiobliuką pagavau. Visai dar smagiai pasigaučiau kapiniai. O neskaičiavau kiek tų žuvėlių. Tai va, manau, kokia žvejybukė per 2 vietas gavosi. Taip ir pavadysiu. Žvejyba nemane per 2 vietas. Tai ką, sportas. Ir ką, iki kito kartų. Atėjo.